Tai skaitoma Apaštalų darbų knyga ir tai yra 19 skyrius. Praeitą kartą tiek, kiek buvom perskaitę, neperkalbėjom, tai kai ką teks pakartoti. Tai nuo 19 skyriaus antros eilutės, antros iki pabaigos, iki 20 imtinai. Ten jis užtiko kelis mokinius ir paklausė, ar tapę tikinčiaisiais gavote šventąją dvasią? Jie atsakė, mes negirdėjome, kad yra šventoji dvasia. Jis klausė toliau, tai kokį krikštą jūs esate priėmę? Jie atsakė, Jono krikštą. Tada Paulius paaiškino, Jonas krikštijo atsivertimo krikštu, ragindamas žmonės tikėti tą, kuris ateis po jo, būtent Jėzų. Tai sužinoję, jie buvo pakrikštyti viešpaties Jėzaus vardan. Paskui Paulius jiems uždėjo rankas ir ant jų nužengė šventoji dvasia. Jie ėmė kalbėti kalbomis ir pranašauti. Iš viso jų buvo bene 12 vyrų. Paulius nuėjo į sinagogą ir ten 3 mėnesius drąsiai įtikinėjo ir aiškino apie Dievo karalystę. Kai kurie, užkietėję ir atmetę tikėjimą, piktžodžiavo keliui daugumos akise. Tad Paulius pasitraukė nuo jų, atskyrė mokinius ir pradėjo juos mokyti Tirano mokykloje. Tai truko 2 metus. Ir visi Azijos gyventojai, tiek žydai, tiek graikai, išgirdo viešpatį žodį. Pauliaus rankomis Dievas padarydavo ne bet kokių stebuklų. Žmonės net dėdavo ligonėms jo kūną lietusias skepetėles, prijuostės, ir nuo jų pasitraukdavo ligos, išeidavo piktosios dvasios. Panašiai ir kai kurie keliaujantys žydų egzorcistai mėgindavo piktųjų dvasių apsėstiesiems prišaukti Jėzaus vardą, sakydami, aš jūs saigdinu per Jėzų, kurį skelbia Paulius. Taip darė vieno žydų vyresniojo kunigo Skėvo 7 sūnus. Bet piktoji dvasia jiems atšovė. Pažįstu Jėzų ir žinau Paulių, o jūs kas būsite? Ir žmogus, turys nelabąją dvasią, užpuolė juos, apgalėjo vienus bei kitus ir taip nutasė, jog jie nuogi ir sužaloti turėjo bėgti iš anų namų. Tad tai sužinojo visi žydai ir graikai gyvenantys Efeze. Visus pagavo baimė, o Jėzaus vardas buvo išaukštintas. Daug įtikėjusiųjų ateidavo išpažinti ir pasisakyti, ką buvo darę. Nemaža užsiiminėjusių kerais suneždavo savo knygas ir visų akise sudegindavo. Apskaičiuota, kad jos buvo vertos 50 000 sidabro drachmų. Šitaip galingai viešpaties žodis plito ir tarpo. Tai Dievo žodis. Taigi tikrai informatyvus tekstas ir nemažai yra dalykų, kuriuos perkalbėsim, bet mes sugrįžtame prie to, kad Paulius Efeze ir štai jis užtinka kelis mokinius, kurių paklausė, ar tapę tikinčiaisiais gavote šventąją dvasią, jie atsakė, mes negirdėjome, kas yra šventoji dvasia. Paulius tarp mokinių, tarsi tarp palankių tam krikščionybės naujam keliui, aptinka tokių tikinčiųjų ir tokių vadinamų, vadinkime, krikščionių, pirmųjų krikščionių, kuriuose jų mąstyme ir jų kalboje trūksta šventosios dvasios. Paulius įtarė, kad pagal tai, kaip jie kalba ir elgiasi, jie nėra tikri mokiniai, jiems reikia dvasios veikimo ir perkeisto gyvenimo elgesio ženklų. Dvasios krikšto, kuris suintensyvina krikščionišką gyvenimą. Jie apie sekmines nieko negirdėjo. Ir mes užbaigiam tuo, kad tarp pakrikštytų katalikų nemažas skaičius žmonių yra negyvenančių krikščioniško gyvenimo, nes jie neturi krikščioniškojo gyvenimo jėgos. Tam krikščioniškam gyvenimui jie neturi jėgų. Nes krikščioniškam gyvenimui gyventi reikia šventosios dvasios jėgos.
Ir jie gavo krikštą kaip kažkokią privilegiją, kaip kažkokį savo gyvenimo ženklą, bet negavo kaip įpareigojimą, kaip įsipareigojimą, kuriam atlikti natūraliai reikia resursų, reikia jėgų. Ir kai tu supranti, kad tai yra įsipareigojimas, kuriam reikia jėgų, aš jų neturiu. Klausi, kas turi. Ir tada supranti, kad Dievas duoda ne tik įsipareigojimą, jis ir duoda jėgų, šventąją dvasią ir resursų tą įsipareigojimą išpildyti. Bet jeigu tu nepriėmei krikšto malonės kaip gyvenimo tam tikro kelio būdo įsipareigojimo, tai tau nereikia ir jėgų jį išpildyti. Tau reikia jėgų išpildyti savo planus, savo tikslus ar kažkieno nustatytus, bet ne išpildyti Dievo valią krikšto metu gautos malonės. Ir tada nesistebėkime, kad nėra šventosios dvasios mano planuose. Dievas neduoda šventosios dvasios įgyvendinti mano planus. Dievas duoda šventąją dvasią ir jėgų įgyvendinti jo planą, įgyvendinti jo. Ir tol, kol aš nesu supratęs ir atradęs, kad mano pašaukimas kaip krikščionio, kaip Dievo vaiko yra pirmiausia išpildyti tėvo norą, išpildyti Dievo valią, tai tada ir ta šventoji dvasia ir tos sekminės neaktualios, jos yra nesvarbios. Bet tada, kada aš suprantu, kad mano gyvenimo prasmei svarbiausia išpildyti Dievo valią, nesvarbu kokiam pašaukime, ar kunigystės, ar santokos, ar viengungystės, čia kiti dalykai, bet pirmiausia aš noriu išpildyti Dievo valią. Tai tada supranti ir poreikį šventosios dvasios, ir dvasios dovanų, ir dvasios veikimo, ir sekminių. Ir tu žinai, tu meldi dvasios, tu prašai dvasios. Ir taip jau teoriškai žiūrint, sutvirtinimo sakramentas ir turėtų būti tas sakramentas, kuriame mes, kažkada gavę krikštą, dabar supratę, kad mes prisiemam atsakomybę už tam tikrą gyvenimo būdą, jau esam pakankamai suaugę ir sakom, tai dabar Dieve ir duok dvasios, sutvirtink mūsų tikėjimą, sutvirtink mūsų šitą pasiryžimą pildyti tavo valią šventąją dvasią. Tai kodėl šiandien Kristaus bažnyčia, bent jau Lietuvoje, yra tokia, silpna? Todėl, kad narių skaičiumi nominaliai mes turime dar vis nemažai katalikų ir pakrikštytų žmonių. Bet praktiškai žmonių, kuriems reikia šventosios dvasios įgyvendinti, arba kurie supranta, kad jiems reikia šventosios dvasios įgyvendinti savo krikščionių pašaukimą, yra labai mažai. Ir mažai yra ne todėl, kad jie sąmoningai atmetė šitą pasirinkimą, todėl, kad jiem niekas nebuvo išaiškinę iki galo, kad tai yra krikščioniško gyvenimo esminė ir svarbi dalis. Tai mums gražiai apaštalų darbų šitą knygą ir kelionę supažindina, kaip labai mums reikia sekminių, kaip labai mums reikia šventosios dvasios. Ir Dievas nori suteikti mums dvasią. Dievas nori suteikti mums šventąją dvasią. Bet jis nori neprimesti ją, jis nori, kad mes jos prašytume arba būtumėm pasirengę ją gavę pagal ją veikti. Nes gavę šventąją dvasią, gavę šventosios dvasios dovanas, mes veiksime ne savo pačių pirmiausia interesam, bet mes veiksime Dievo bažnyčios ir bendruomenės interesam. Tai vat štai kodėl nevyksta tai, kas turėtų vykti. Tai tada Paulius klausia, tai kokį krikštą jūs esate priėmę? Į ką jūs buvote panardinti? Į kokį kelią jūs buvote pašaukti? Tikrai ne į Jėzaus gyvenimo, kančios, mirties, prisikėlimo ir išaukštinimo slėpinį. Jūs nebuvote į šitą panardinti, nes jeigu būtumėt į šitą panardinti, tai jums reikėtų tos dvasios. Būti pakrikštytiem tikruoju krikštu reiškia būti panardintiem, baptizo, būti panardintiem į Jėzaus gyvenimo, kančios, mirties, prisikėlimo ir išaukštinimo slėpinį.
į visą šitą procesą, į visą šitą gyvenimą. Tai, ką mes vadinam Velykų slėpiniu. Velykų slėpiniu. Kitaip dar labai gražią metaforą naudoja pats Jėzus į grūdo gyvenimą. Grūdas pasėtas į žemę, apmiršta ir tada, kad duotų derlių, jis turi sutikti numirti ir tada jo mirtis dovanoja, reiškia, vaisingumą kitiems grūdams ir kitai ateičiai. Jeigu mes nenorime įeiti į šitokį slėpinį, jeigu mes norime kažkam save, kažkokiem dalykam pasaugoti, tai tas vaisingumas mūsų, jis gali būti pasaulio įvertintas nuosavybės kiekiu arba plotais, arba apdovanojimais, ar pinigų sąskaita, ar dar kokiais skaičiais, bet ne tuo vaisingumu, kuris dovanoja daugiau gyvenimo ir prasmės, ir džiaugsmo, ir vilties aplinkui. Pažįstam tokių žmonių, kurie objektyviai pasaulio akimis žiūrint labai daug turi, bet jų turėjimas nepadidina pasaulyje nei daugiau meilės, nei daugiau džiaugsmo, nei daugiau vilties, kaip tik galimai sukelia labai daug neteisybės jausmo, nuoskaudų ir visa kita, nes nėra tinkamai panaudota ir pasidalinta. Reikia atsivertimo, metanoja krikšto. Tada Paulius paaiškino, Jonas krikštijo atsivertimo krikštų, ragindamas žmonės tikėti tą, kuris ateis po jo, būtent Kristų. Ir Paulius primena, kad Jonas krikštijo nuodėmių atleidimą. Jonas krikštijo panardino, kad reikia pripažinti savo neteisumą, kad galėtum leisti Dievui būti teisiam. Tai Jono krikštas yra supratimas, kad santykėje su Dievu aš nesu Dievas. Tai čia yra nebloga pradžia, bet čia tik pradžia. O kas toliau? Kai aš suprantu, kad aš nesu Dievas, kad aš padarau klaidų, kad aš nesu visur visada teisus, teisi, aš už tai atsiprašau. O kas toliau? O toliau, Paulius primena, yra tikėjimas į Jėzų Kristų. Ne kad Dievas panaikina mano kaltes ir nuodėmes ir aš toliau gyvenu teisų gyvenimą pagal save, bet jis panaikina mano bausmes ir nuodėmes, kad leistų man gyventi gyvenimą sekant Jėzumi. O tam reikės pakeisti savo mąstymą, savo vertinimą, savo supratimą, kas yra tikroji pasaulio viltis, kas yra meilė ir taip toliau. Tai Jono krikštas yra tik pradžia, bet dar reikia ir tikėjimo į Jėzų Kristų. Jono krikštas tarsi mus nunulina ir pasako, dabar mes vėl galime teisėtai stoti į Dievo tarnybą. Mes stojame į Dievo tarnybą be skolos. Bet tada sakai, tai jeigu aš jau galiu stoti į Dievo tarnybą, tai aš noriu tarnauti. Kaip aš noriu tarnauti? Ir tada atsakymas yra, sek Jėzumi Kristumi. Sek Jėzumi Kristumi. O sek Jėzumi Kristumi, panirk į Velykų slėpinį, į jo gyvenimo, kančios, mirties, prisikėlimo ir išaukštinimo slėpinį. Ir tam antram žingsniui tapti Jėzaus mokiniu ir sekėju ir gaunama šventoji dvasia. Neužtenka tik tai panaikinti mano kaltes ir nuodėmes, o toliau kas? O tolimesniam žingsniui, jeigu aš noriu eiti paskui Jėzų, ne savo tęsti jau dabar nenuodėmingą, reiškiasi, be kalčių vėl gyvenimą, bet aš dabar noriu jau gyventi gyvenimą sekant Jėzumi Kristumi. Ten gaunama šventoji dvasia. Nežinau, ar man pavyko išaiškinti. Nesu tikras, kad man pavyko išaiškinti. Nes mes kartais norime iš tikėjimo, kad mums sugrąžintų širdies ramybę, gerą apie save jausmą.
mums atleista. Ir toliau aš galiu vėl gyventi be sąžinės graužasties, ne kaip Dievas nori, kad aš gyvenčiau, bet taip, kaip man atrodo teisinga. Ar suprantate? Aš noriu įsispręsti kažkur padėti savo kaltes, kažkur savo klaidas ir gauti naują pradžią, ne su Jėzum paskui Jėzų, bet savo naują pradžią. Dabar bus naujas Gediminas. Viskas. Dievas man atleido, dabar bus naujas Gediminas. Nereikia Dievui naujo Gedimino. Reikia Gedimino, kuris seka Jėzų Kristų, kuriame yra daugiau Kristaus. Ne Gedimino, daugiau Kristaus. Reiškia, tai mes kartais į bažnyčią arba į bažnyčios į tą visą dalyką bandome žiūrėti kaip į tokią savipagalbos priemonę. Mes priimam tą gailestingumą ir tą atleidimą ir tą, sakykime, nusinulinimo galimybę, bet nepriimam sekančio žingsnio, kad tai yra tam, kad paskui galėtume jau nebeiti pagal savo programą, bet palengva persiimti Jėzaus žmogumi tapusio Dievo programą. Ir čia matysim. Čia mums, patiriniams, tiems tikintiesiems, yra sunkiausia suprasti, kokia Jėzaus programa yra man. Aš suprantu, reikia atrasti. Jeigu aš jos nerandu ir vėl turiu prisidėti, ir vėl tas pats žinau. Taip, labai gerai. Tam yra sekmadienio Dievo žodis, tam yra, reiškiasi, mūsų ganytojų kalbėjimas, tam yra galų gale šventosios dvasios įkvėpimai, kurie, sako, manyje pradeda kuždėti tam tikrus elgsenas, skatina kažką paskambinti, kažkam padaryti, kažkam naujam įsipareigoti, kažko, kas seną atsisakyti. Reiškiasi, nėra statiško buvimo manyje. Kai aš leidžiuosi dvasiai veikti manyje, Dievo dvasiai, tai aš turiu būti pasiryžęs ir atsiliepti į dvasios įkvėpimus. Čia sėdi pora, kuri prieš keletą metų nemanė, kad jie bus atsakingiai tikėjimo šviesos bendruomenės nariai, kurie bus dar šiais metais atsakingi už visos Lietuvos tikėjimo ir šviesos šventę. Bet jie kažkada paleido kažkokią dalį savo gyvenimo kontrolės, atidavė Dievui ir sekė jo vedimą, ir tas vedimas atvedė juos į tarnavimą, tokį į tarnavimą šitoj bendruomeniai, kokio anksčiau nebuvo. Buvo kažkur kitur tas tarnavimas. Tai supraskit, kada mes paleidžiam kažką ir leidžiam Dievui per mus ir mumise veikti, žinosite. Ir yra būdai pasitikrinti, yra dvasios skirimo būdai, yra dvasinis vadovavimas, yra klausimasis Dievo žodžio ir reiškiasi, yra savo sąžinės ištyrimas. Yra visi tie dalykai, nėra, kad Dievas atsiųs programą, išėmei kaip koks seržantas, reiškiasi, išpakavai laišką, į ten surašyta, dabar tai žinai bus taip. Ne, tai bus darbas su širdimi, tai bus atsipažinimas. Vėlgi tą, ką šiandien girdėjome, keisis mūsų redaktoriaus kriterijai, ką mes išgirstam ir ką mes eliminuojam, kokį turinį eliminuojam. Bet šito švento rašto studijos irgi ugdo mūsų vidinį redaktorių kitokiem akcentam, kitokiem, reiškiasi, tiesom išgirsti ir kitokius dalykus pastebėti kaip atskaitos taškus. Jonas krikštijo atsivertimo krikštu, ragindamas žmonės tikėti tą, kuris ateis po jo, būtent Jėzų. Kiti ėjo gauti nuodėmių atleidimą ir būti teisiais prieš Dievą. Bet jie neišgirdo antrosios dalies, kad jūs gauna tą atleidimą tam, kad galėtumėt priimti teisųjį. Nebūti teisūs, bet priimti teisųjį ir sekti juo. Tai jie šitos dalies ne. Ir tada tai sužinoja, kada jiem vėl buvo pasakyta, kad yra tas antrasis žingsnis, kurie kažkodėl tai išleido, tai sužinoję, jie buvo pakrikštyti Viešpaties Jėzaus vardą.
Žiūrėkite. Jie priėmė ir buvo panardinti į Jėzaus Velykų slėpinį savo norų. Tai sužinoja, ne kad jiem pasakė ir dabar privertė juos padaryti, jie pagaliau išgirdo antrąją dalį. Tai neužtenka tik tai, kad nuodėmės mums atleistus. Dar yra Jėzus, kuris yra antrasis žingsnis. Mes norime žengti tą žingsnį. Mes kažkokiu būdu praleidome tą žinią Jono skelbime. Mes pasinaudojome nuodėmių atleidimu, bet mes nepasinaudojome kvietimu priimti ir sekti Jėzų. Dabar mes jau vėl išgirdome tą žinią ir dabar jau norime to antro žingsnio. Ir tada jie buvo pakrikštyti Jėzaus vardan. Paskui Paulius jiems uždėjo rankas ir ant jų nužengė šventoji dvasia. Jie ėmė kalbėti kalbomis ir pranašauti. Uždėjo rankas, taip kaip vyskupas per sutvirtinimą reiškėsi, uždeda ranką kaip regimą ženklą. Ir tada įvyko, kai tu jau nori sekti Jėzumi, kai tu nori būti su Jėzumi, tau suteikia, kai tu nori tą antrą žingsnį žengti, tau suteikiama šventoji dvasia. Tai va, kiek yra žmonių, kurie priėmė krikštą ir nėra pasiryžę žengti antro žingsnio, būti Jėzaus mokiniu, būti Jėzaus. Aš būsiu bažnyčios nariu, reiškiasi, bet ką tai reiškia? Ką reiškia būti bažnyčios nariu? Tai aš būsiu krikščioniškai palaidotas ar sutuoktas ar kaip nors, bet būti bažnyčios nariu reiškiasi būti Jėzaus sekėjų grupėje, eiti ten, kur eina Jėzus. Ir einant klausyti ir matyti, ką jis sako ir ką jis daro. Nes Jėzus nėra tik instruktorius, jis nėra tik teorija. Jis ir sakė, ir darė. Tai persiimti to Jėzaus laikyseną šitame pasaulyje. Jis kažkaip buvo. Ir praeitą sekmadienį girdėjome, mes tos dalies neakcentavom, nes pasirinkom kitą. Sunešta buvo Kafarnaume prie jo namų visi ligoniai, visa kita, visas miestas susirinkęs prie durų ir Jėzus visus išgydė ir išvarinėjo demonus ir neleido jam kalbėti, nes jie žinojo, kas jis yra. Bet anksti ryte, dar neišaušus, Jėzus pasitraukė į vienumą maldai. Ir jeigu mes norime būti Jėzaus mokiniai, mes suprantame, kad yra aktyvių momentų, bet kad mes kitą dieną turėtumėm jėgų arba kitam kažkokiam projektui turėtumėm jėgų, mes turime rasti ir būdų pasitraukti į vienumą ir maldai, susidėlioti, atsipažinti, tą dvasių skirimą padaryti. Kad mes neįsitrauktume į kažkokią veiklą, kuri mūsų uždusina ir kuri nėra šiandien tokia reikalinga ir tiesiog yra aktyvumas, yra judesys. Tai yra rekolekcijos atsitraukimas, tai yra reiškiasi asmeninės maldos laikas, kurį reikia turėti. Be šito ilgai Kristaus mokiniu tu nebūsi, nes tu nebesutarsi su savo širdim, nebesutarsi su savo sąžinė, nebežinosi, kokie procesai, kokios baimės, kokios viltis, bejėgiškumai ar kokie impulsai vyksta tavyje. Tu gali viską užslėpti tiesiog, aš paskendusi darbuose ir veikloje, aš neturiu kada įvertinti arba reflektuoti arba apmastyti. Ir įvyko sekminės. Ir tuo metu tai buvo regimas, jie ėmė kalbėti kalbomis ir pranašauti. Ką reiškia pranašauti? Pranašauti, jie kalba Jėzaus žinią. Jie kalba, ką Dievas padarė Jėzuje Kristuje ir kaip tai keičia šito pasaulio situaciją. Kai tu priimi Jėzų, kai tu supranti, kas yra Jėzus šitame pasaulyje, tu supranti, kad pagaliau pasaulis turi vilties šaltinį, vilties priežastį. Jis pagaliau turi galimybę būti perkeistu. Nes palikti vieni patys be kūrėjo įsikišimo į šitą pasaulį, mes šitą pasaulį galime tik suvartoti, sunaudoti, arba mes numatome, kad jis turi neišvengiamą baigti, kaip ir mes visą kitą.
Bet Dievo įsikišimas į šitą pasaulio ribotumą ir laikinumą per Jėzų Kristų dovanoja pasauliui kitokio buvimo, kitokios egzistencijos, atnaujintos egzistencijos galimybę. Mokyti, liūdyti, ir aš tada parašiau būti kito. Kai tu priimi Jėzų ir priimi Šventąją Dvasią, tu tuo pačiu faktu priimi tai, kad tu nebesi savo paties nuosavybė. Tu nebesi savo paties nuosavybė. Tu gražini save kaip kūrinį kūrėjui. Tu dovanoji man Dieve laisvę ir sakei, dabar kurkite, dauginkite, veiskitės ir visa kita. Ir ko mes čia tik nepridarėm, bekurdami, besidaugindami ir beveisdami, ko tik mes nepriveisim ir taip toliau. Ir reiškiasi, palikti vieni patys su tą laisvę, mes vis dėlto ne iki galo jos tinkamai panaudoti negalim. Tai priimdamas Jėzų, aš iš tiesų gražinu savo laisvę, savo savarankiškumą, savo nepriklausomybę atgal jam ir sakau, aš dabar būsiu kito. Aš būsiu kito prievaizdas, aš būsiu kito tarnas, aš būsiu kito valios vykdytojas, o ne visus kitus priversiu būti mano valios vykdytojais arba mano kažkokiu tai įsivaizdavimu patarnautais. Iš viso jų buvo bene 12 vyrų. Bene 12 vyrų paminėti vyrai, bet ne vieni vyrai, tai buvo jų šeimų nariai, moteris, galbūt vaikai. Ir vėl kodėl paminėta 12, todėl kad kai Šventoji Dvasia įsilieja, ji savo dovanų įvairovę neįsilieja viename žmoguje. Reikia bendruomenės, reikia grupės žmonių, kad Šventosios Dvasios dovanų įvairovė, kuri yra skirta, Šventosios Dvasios dovanos yra visada skirtos ne asmeniniai, bet bendruomenės labui. Tu turi dovaną, kurios reikia man, aš turiu dovaną, kurios reikia tau. Mums reikia vienas kito. Mes turime kurti organinio kūno bendrumą, bendruomenę, susietumą, nes kitaip mes nuskurdiname savo buvimo galimybės, kadangi vien su savo dovana mano tikėjimo gyvenimas ir kelionė yra neužtektinas. Man reikia tavo dovanos, man reikia tavo svetingumo dovanos, tavo mokymo dovanos, tavo užtarimo dovanos, tavo administravimo dovanos, tavo tarnavimo dovanos, tavo amatų gebėjimo dovanos. Kai tu nori kažkokio rezultato, tu supranti, kad arba aš viską susiaurinu iki savo galimybių ir tada yra ta, ką aš galiu ir ko aš negaliu, reiškiasi nereikia. Bet tai yra tam tikras tikrovės prievartavimas ir nuskurdinimas tos patirties, kuri būtų daug kitokia, jeigu aš įsileisčiau kito dovaną ir kito kitoniškumą. Mums visada reikia burti aplinkui save bendruomenę, kad patirti dvasios turtingumą, dvasios kokybę įliejimą. Ne tai kam, mums čia gerai, užsidarykime, reiškia, aplink mus, kad ir tvanas ir taip toliau. Ir ne, bažnyčia taip neveikia. Mes nuolat turime būti atviri, priimti naujus narius, nes jie mums įneša tam tikrą žinojimą. Lygiai taip pat kaip visuomenė turi priimti vaikus, jaunimą ir visą kitą, nes jie atneša ir jėgą naują, ir matymą, ir visą kitą. Jie turi irgi mokėti priimti tai, kas sena ir vertinga, ne nuo jų pasaulis prasidėjo, gink Dieve, bet jie gali prie jo prisidėti su nauja energija, su nauju matymu. Mums reikia va šito judesio. Negalime užrūkti kaip pelkė ir tapti rumšiškės. Žinai, rumšiškės yra tam tikras etapas, kurį galima pastebėti ir pažiūrėti, bet niekas kažkodėl negyvename rumšiškėse. Visi norime, kad būtų ir šiltas vanduo, ir elektra, ir kad pigi elektra būtų, tai atsiranda ir vėjo, ir saulės jėgainės. Mes norime visų tų patogumų, kurie lengvina mūsų gyvenimą ir mūsų buitį ir leidžia mums daugiau atsidėti būčiai. Ar taip tikrai vyksta, tai čia vėl kitas klausimas, bet čia jau ne švento rašto studijų tiesioginė dalis. Paulius nuėjo į sinagogą ir ten per 3 mėnesius drąsiai įtikinėjo ir aiškino apie Dievo karalystę.
Bet graikų kalboje yra parašyta aiškino ne apie Dievo karalystę. Ir dabar jūs man pasakysite, ar yra skirtumas tame, kas parašyta graikų kalboje, ar nėra. Aiškino, drąsiai tikinėjo apie Dievo karalystės tikrovę. Aiškinti apie Dievo karalystę ir aiškinti apie Dievo karalystės tikrovę. Nes matote, yra pavojus aiškinti apie Dievo karalystę kaip apie idėją, kaip apie kažkokią tai iliuziją, kurią čia mes bandome maitintis ir visa kita. Bet jis norėjo aiškinti apie tikrovę, apie tai, kad jos tam tikri jau elementai jau yra mūsų šitoj dar neišganytoj aplinkoj. Jau Dievo meilės ir jo dvasios veikimo apraiškos yra mūsų tarpe. Mes turime atsipažinti, kad Dievas nežada karalystės, kada pasibaigs šitas pasaulis. Jis jau tą karalystę kaip grūdą į šitą žemę pasodino ir mums reiškiasi atsipažinti ir padėti tiem karalystės daigam augti. Mums reikia atpažinti jau ne žmogaus, bet Dievo veikimą mūsų tarpe. Dievo veikimo ženklus. Ir už juos teikti garbę ir šlovę. Ta tikrovė nėra paralelinė tikrovė. Ta tikrovė nėra ateities tikrovė. Ta tikrovė savo pradžią jau turi čia tarp mūsų ir mumise. Jau turi. Ir mes irgi dabar bandome tikėjimo, reiškiasi, jėgą aktualizuoti mūsų gyvenime. Ne kaip kažką, kas yra kaip objektas, apie kurį mes susipažįstame, užverčiam knygą ir grįžtame į nesusijusią su tuo tik ne. Mes bandom atsipažinti, kad tai jau veikia mūsų tarpe. Ir jūs galite paliudyti, kad taip, jau palengva pradedam suvokti, kad malonė jau yra mūsų gyvenime. Kad kai pasižiūrim atgal, paaiškėja, kad apvaizda jau tada mus ir saugojo, ir vedė, ir kreipė, ir visa kita, nors mes manėme, kad tai buvo kažkoks tai atlikimas, atsitiktinumas arba dar kažką. Atpažinti tą tikrovę, nes norime kažko apčiuopiamo, norime ne tik idėjos, mes norime prie kažko prisiliesti, kol esame kūne. Dievo pažadų išsipildymas atstatyti Izraelį tautą ir pasaulio išgelbėjimas per Jėzaus slėpinį ir jo bažnyčios veikimą. Dalyvaujant Dievo karaliavime per tikėjimą į Jėzų. Kas yra Dievo karalystė? Tai yra meilės karalystė, tai yra besikeičianti žmonių tikrovė, kuri pasaulis sako, akis už akį, dantis už dantį, tu man, aš tau, reiškėsi ir taip toliau, ir taip toliau. Bet Dievo karalystė veikia meilės principai. Ir meilės principai pasiaukojančios ir kitam gero norinčios ir apie kitą pirmiau galvojančios meilės principas. Tai pasaulis negalvoja. Čia ne pasaulio mąstymas. Kiekvienas savo reiškėsi ir ką galiu, tas mano ir pasidalinkime ir tada čia mano tvora čia. Tai karalystėje kitaip veikia tas. Ir kad mes galim dėl kažko aukotis, kažkam atleisti, kažkur nusileisti ir savo ir kitiems suteikti galimybę atsiversti ir keistis, tai jau yra Dievo karalystės, Dievo viešpatavimo ženklas mūsų tarpe. Joks įstatymas negali priversti mūsų mylėti vienas kitą. Joks įstatymas. Nesvarbu, jis gali aukso raidėm būti parašytas, jis gali būti ant mūsų kaktų įkaltas ir taip toliau. Negali. Gali tik tada, kada mes savo širdyje patikim ir priimam šitą žinią ir sakom, nepaisant to, kiek man tai kainuos, arba kokia bus, aš renkuosi va šitą meilės kelią. Šitoj vietoj nutilėti, šitoj vietoj neatkeršyti, šitoj vietoj reiškėsi priimti neteisingumą su tam tikrų romumu. Tai čia yra karalystės apraiškos ir tikrovės apraiškos. Nes Dievo pažadas yra atstatyti Izraelį, atstatyti tautą, atstatyti, reiškia, savo išrinktųjų pasaulyje bendruomenę, kurios karalius ir valdovas ir autoritetas ir tiesos ir viso ko kriterijus yra ne Saliamonas, ne Dovydas
ne išrinkta dauguma, ne išrinktas prezidentas ar kas nors, bet yra pats Dievas. Pats Dievas ir žmogumi tapęs Dievas. Reiškia, mes netgi galime jam suteikti vardą Jėzus. Mes leidžiam Jėzui būti tuo valdovu. 9. Kai kurie užkietėję ir atmetę tikėjimą piktžodžiavo keliui daugumos akise, tad Paulius pasitraukė nuo jų, atskyrė mokinius ir pradėjo juos mokyti tiranų mokykloje. Kai yra pozicija, mes žinom, atsiranda opozicija. Ir užkietėję atmetė Pauliaus žinę, o Pauliaus žinia yra apie Jėzų, apie tai, kad teisusis yra mūsų tarpe, kad Dievas padarė kažką, kas iki šiol negirdėta, jis tapo žmogumi, jisai mums paliko savo žodį ir savo slėpinį Velykų, Jėzų Kristų, jis yra tikrasis Mesijas. Ir kad tas Jėzus, tas asmuo yra kelias, kurio galime eiti, tai yra tam tikras gyvenimo būdas, tai yra tam tikra mąstymo ir elgesio laikysena pasaulyje, kuri yra mums paties Dievo pasiūlyta. Ir mums reikia tik tai ją priimti, ją vadovautis ir ją sekti. Ir jie piktžodžiavo. O jie piktžodžiavo prieš kelią. Ką reiškia piktžodžiavo? Piktžodžiauti reiškia atmesti Dievą, įžeidinėti Dievą, sakyti, kad Dievas nėra Dievas. Čia yra piktžodžiavimas biblinė prasme. Tai jų sakymas, kad Pauliaus skelbimas, kad Jėzus yra žmogumi tapęs Dievas, jų nepriėmimas va šitos tiesos ir yra piktžodžiavimas. Reiškia, yra bandymas pasakyti, Jėzus yra tik istorinė asmenybė, Jėzus yra tik vienas iš dvasinių mokytojų, kuris pasivadino Dievo sūnumi ir visa kita ir taip toliau. Čia yra piktžodžiavimas, čia yra Dievo sumenkinimas. To slėpinio, kas yra Jėzus, Dievas ir žmogus, suredukavimas, sumenkinimas iki mums suprantamo dalyko. Tai čia yra Dievo nuskriaudimas. Reiškia, tikrosios jo ir garbės, ir didybės, ir gylio, ir pločio nepriėmimas. Čia kaip vėl Jobo labai gražiai, toj istorijoje, kada jau Dievas sako, kur tu buvai, ar tu buvai, kai aš tą ir tą dariau, ir tada Jobas vėl supranta, kad jisai buvo pasidavę, jisai kaip su lygiu, žinai, jis manė, kad gali su Dievu kaip su lygiu kalbėti. O tai, kad Dievas su mumis kalbasi kaip su lygiu, tai čia ne mūsų nuopelnas, čia mums yra malonės veikimas, kurį reikia su nuolankiu dėkingumu priimti, o negalvoti, kad dabar čia man viskas taip ir priklauso. Ne. Toliau. Daugumos akise, žiūrėkite, piktžodžiavo keliui daugumos akise. O ta dauguma ir sinagogoje reiškiasi, ir tarp tų, kurie yra mieste, juk vėlgi ta nauja mokinių bendruomenė, kuri būrėsi, ji nesibūrė, kad iš karto automatiškai jie buvo tame kambarį dauguma. Tai kai tu pasirenki būti Jėzaus mokiniu, netgi šitoj katalikų bažnyčioje Lietuvoje, tu iš karto atsiduri mažumo. Ar suprantate? Tai lygiai taip pat reiškia, jeigu tu bandysi laikytis daugumos nuomonė, klystančios daugumos nuomonės ir jėmi, tai ką, dabar aš pradėjau, visą gyvenimą nėjau į bažnyčią, dabar pradėjau eiti į bažnyčią, reiškia, eiti sakramentų, tai ką kiti pagalvos apie mane? Tai sakys, va šitas verstas kūris, mirt susirošė, reiškia, ir tai, kad kiti taip negalvotų, aš nors žinau, kad gal reikėtų mano gyvenimą keisti, bet kadangi dauguma mąsto kitaip, tai aš iki galo liksiu su dauguma. Tai ar čia yra teisingas pasirinkimas kelias? Ne. Taip, nesvarbu, ką mąsto dauguma. Jeigu aš atradau, kas yra tiesa ir žinau, kad kažką turiu keisti, tai aš ir keičiu, bet tą darydamas aš automatiškai būsiu ne daugumos, o greičiausiai mažumos tarpe. Tai vat vėlgi toks irgi padrąsinimas. Mieste ir už sinagogos
tie pikžodžiauti nepasitikėjimo Pauliumi ir jo žinias skleidėjai. Juk jeigu dauguma supranta, kad jie girdi savo nepalankę informaciją, ta informacija, kuri juos kvestionuoja jų pasirinkimą ir sako, jūs turite kažkaip pergalvoti savo pasirinkimą ir sprendimą, tai vietoj to, kad aš pirmiausia pergalvočiau, o gal tikrai aš ir mes klystame, aš pirmiausia bandau diskredituoti tą žinios nešėją. Tai čia įsigalvojo, tai čia netinka, tai čia kaip nors ir kaip. Tokį skleisti nepasitikėjimą, tokį užburbuliavimą, užmurmuliavimą. Čia nieko gero nebus, kas ten bažnyčioje, visi ten, žinai, prasilošia, ten prievartautojai visokie kitokie, aš tų kunigų neisiu ir niekada neklausysiu ir taip toliau. Vienu žodžiu, bandymas diskredituoti tam, kad galim būtų pasiteisinti, jog aš nieko čia nekeisiu ir nieks čia nesikeis. Paulius pasitraukė, nes nebebuvo kada skelbti ir reikėjo nuolat aiškintis. Tai nuolat reikėjo aiškintis tokiem visokiem, kad jie neteisingai šmeižia, kad jie neteisingai interpretuoja, kad jie veikia sugedusio telefono principu, ypatingai kalbėdami tiems, kurie dar negirdėjo Pauliaus. Ir neverta girdėti, šioks toks ir anoks, žinai, žinote, kaip galima neprileisti prie žinios tarpiniam variantui. Ir Paulius vis turi atsimušinėti ir kai tu bandai įsiaiškinti, kad tu esi apvalus, o ne kvadratas kiekvieną kartą, reiškiasi, tu nebeturi jėgų žiniai, tu nebeturi tiesioginiam darbui, tu nuolat reiškiasi, esi trikdomas ir trukdomas aiškintis dėl dalykų, kur tavo paaiškinimas nieko nekeičia, nes niekam, tiem kalbėtojams neįdomu, jie jau turi savo nuostatą. Jie tik tave bando varginti, kad tu negalėtum, kaip aš atsimenu, tas komisijas, kurios čia buvo siūstos į visų skundų, reiškiasi, aš turėjau nervuotis, aiškintis, kad aš čia neteisingi yra šmeižtai, yra neteisingos intencijos pristatomos ir visa kita, bet tuo metu aš negalėjau savo energijos ribotos ir jėgų skirti tiem dalykam, kuriuos aš turėjau padaryti. Tai čia tas ir Paulius atsitraukė. O taip pat sinagogos pamaldos irgi buvo pertraukinėjamos agresyvaus trukdymo. Reiškia, vyksta apeigos ir kažkas vis išmeta kažkokį, tai tu dabar aiškinkis dėl to, tu dabar aiškinkis dėl ano, dėl ko aš čia turiu aiškintis. Tai mes atsimenam, bažnyčioje, pasaulyje vyksta pačių įvairiausių situacijų, bet jeigu mūsų bendruomenėje nevyksta, tai mes judam savo greičius su tuo, kur mes esame, į ką mes einam. Bet jeigu aš pradėsiu aiškinti jums, kas vyksta kiekvienoje parapijoje arba vyskupijoje arba kur kitur ir kaip tą reikia suprasti, tai pirmiausia dar turėsiu išaiškinti, kas ten vyksta, o paskui išaiškinti, kaip mes turim reaguoti. Kam to reikia? Tai pasitraukė, kad nebebūtų trukdymo skelbimo. Atskyrė mokinius, sekėjus nuo smalsautojų. Nuo tokių, kuriem vienodai žydisodai, ką atsakys, jie bet kokiu atveju turi nuomonę, jie tiesiog leidžia savo trukdyti ir arba pasijusti svarbiais, arba, kaip mes sukirtom, nekonstruktyvus kalbėjimas, nekonstruktyvus domėjimas. Atskyrė sekėjus, kuriuos reikia ugdyti ir mokyti, nuo smalsautojų. Yra skirtumas, ar ne? Yra. Taip, kai tu supranti, kad jėgos ir resursai riboti, tu su visa minė nešneki. Tu šnekėsi su tais, kuriem tikrai reikia tavo šnekėjimo ir tu nebesibarstai, kaip Utenos krašte sako, su plikais pešiodamasis. Ką tu ten prisipešiosi, nieko nepavyks. Ir jie apsistojo Tirano mokykloje. Tai nereliginis viešas pastatas, tai buvo filosofinė mokykla, tiesiog, kur buvo mokomasi, tam tikro mąstymo ir visa kita, pastatas, kur bet nepriskylės ir Akvilo namuose. Kodėl Paulius su sekėjais perėjo ne iš sinagogos, ne į privačius namus, bet perėjo į viešą mokyklą, tarsi viešą pastatą, kur yra mokykla.
Todėl, kad jis nori skelbti žinią. Nes jeigu klebonas kalbės klebonijoje, tai kiek čia jūsų galės ateiti. Bet jeigu klebonas kalbės kultūros namuose, tai kultūros namus be jokių religinių afiliacijų galima ateiti tiesiog paklausyti kaip įdomaus žmogaus, kaip kažko kito. Ir va čia kodėl bažnyčiai reikia nebijoti išeiti iš savo patalpų ir kodėl aš esu, pavyzdžiui, policijos bendruomenė šiuo metu. Leidžia galimybės, įstatymas dar leidžia, todėl, kad aš turiu galimybę tinkamai informuoti apie mūsų tikėjimo turinį ne bažnyčios aplinkoje, kol dar tai yra leistina. Paskui, čia mes žinom, kad čia yra riboti dalykai. Ir vat renginius, kai mes darom kažkokius renginius, atsinaujinimo dienas, tai jos reiktų daryti irgi ne Paltaroko gimnazijoje, kur visi žino, kad tai yra bažnyčios pastatas ir vėl savam kieme viskas. Bet stengtis gauti kažkokią tokią tarsi neutralią viešą erdvę, į kurią tu gali ateiti. Ar tai muzikinis teatras, ar tai kai buvo garso kino teatras, ar tai buvo, reiškiasi, Petkevičaitės bitės biblioteka, kur tarsi žmogus ateina, su kita intencija, bet jis netikėtai gali leisti savo išklausyti ir tą kitą turinį. Nebijoti keisti erdvių. Bet tai kainuoja geriau savo gryčioj, savo namuose, viskas pigiau. Matote, Evangelijos skelbimas šiaip kainuoja. Tai jeigu mes bandom taupyti, tai nieko nedarykim. Tam ir yra, reiškiasi, tam tikrų resursų nukreipimas efektyviam misionieriškam darbui. Mums reikia būti tose erdvėse. Tai ėjo į tą pastatą. 10. Tai truko 2 metus ir visi Azijos gyventojai, tiek žydai, tiek graikai išgirdo viešpaties žodį. Daugiau kaip 4 metų, o su sinagogos laiku net ir beveik 3 metai Pauliaus veikimas Efeze. Tai buvo sinagogai 3 mėnesiai, o paskui persikėlė į tą biblioteką, ne biblioteką, į tą filosofijos mokyklą, bet aišku, Eucharistijos šventimai vyko priskilęs namų bažnyčioje. Ir tuo pat metu tai buvo ne tik tai Efezas. Rasime laiške Efeziečiams ir kitose Korintiečiams paminėta, kad tame laike Paulius veikė ir apylinkės toje provincijoje ir kitose miestuose irgi įkūrė krikščionių bendruomenės. Ilgas laikas, bet kartu yra ilgas laikas nuodugniai išdėstyti skelbimą ir raštų įsipildymą Jėzuje, ką vėliau laiškai bendruomenėms patvirtina. Reiškiasi, išdėstyti tą mokinystės kelią ir įvesdinti į sekėjų mąstymą reikia laiko, neužtenka vieno pamokslo, neužtenka vienos žinios. Kada jau aš išgirdau, kad aš noriu būti su Jėzumi, aš noriu sekti Jėzumi, tai yra jau procesas, kuriam reikia nuoseklaus laiko. Juk mes irgi dabar tą Apaštalų darbų knygą nuosekliai skaitom jau 3 metus. Mes praėjome ABC skaitinius Evangelijos jau anksčiau, bet dabar skaitom nuosekliai ir kai nekurie dalykai kartojasi, kai kas pasipildo, kai kas pasitvirtina. Ir jeigu tu nori per vieną kartą viską suprasti, kas čia buvo pasakyta, taip neveikia. Ir jeigu tai bus tik viena paskaita, kurią jūs girdėsite, tai apie apaštalų darbus, tai ką jūs būtent išgirdėsite. Tiek skyrių parašė, tai tiek miestų apėjo, reiškiasi, ką, statistiką galima pateikti, bet mokymo pateikti tam reikia laiko. Visiems dalykam, visom programom, viskam reikia laiko. Ir todėl ir kunigai negali būti kaitaliojami dažnai parapijose, todėl kad auginti bendruomenę reikia laiko, reikia atsipažinti dovanas, reikia atsipažinti resursus, reikia atsipažinti prioritetus. Tu turi susigyventi su bendruomenė, su galimybėmis ir kartu ją ugdytis, nes aš tai jūs ugdausi, kad aš turėčiau bendruomenę, kuri man tinkamai atliepia, kuri yra ant to paties puslapio tikėjimo dalykose ir žinojiko. Man negaila pasidalinti, kad jūs žinotumėte tiek, kiek aš, nes tada man lengviau kalbėti ir susikalbėti.
Ir tada 1 Korintiečiams, 16 skyrius, 8-9 eilutės. Efeze aš prabūsiu iki sekminių. Mat yra man atsivėrusios plačios durys darbui, bet ir priešininkų daug. Paulius rašo, kad Efeze jis pabus, jis iš Efezo parašė laišką korintiečiams, nes čia yra ką veikti, yra žmonių, kuriems reikia kalbėti, kuriuos reikia, bet lygiai taip pat yra ir to priešiškumo. Ir toliau 16-19. Jūs sveikina Azijos bažnyčios, kartai sveikina viešpatie Akvilas ir Priska kartu su bažnyčia, kuri renkasi jų namuose. Taip pat vėl suprantam, kad Efeze tikrai tas vyksta. Pauliaus rankomis Dievas padarydavo ne bet kokių stebuklų. Žmonės nedėdavo ligonėms jo kūną lietuose skepetėlės, prijuostės ir nuo jų pasitraukdavo ligos, išeidavo piktosios dvasios. Stebuklai. Tai ne Pauliaus, o per Pauliaus rankas Dievas daro stebuklus. Tai ne Paulius darė stebuklus. Tai Dievas darė stebuklus, parodydamas Pauliuje savo dvasios, savo jėgą, savo veikimą. Per Pauliaus rankas, per Paulių toks pasakymas. Ir tada 1 Korintiečiams, 1 skyrius, 22-23 eilutės. Žydai reikalauja stebuklų, graikai ieško išminties, o mes skelbiame Kristų nukryžiuotai, kuris žydams yra papiktinimas, pagonims kvailystė. Taigi žydai, o jis kalba ir sinagogose, ir žydams, žydai reikalauja stebuklų. Graikai reikalauja išminties. Visi turi savo poreikius. O mes skelbiame Jėzų Kristų. Mūsų tikslas nėra padaryti jiems stebuklus arba juos padaryti išmintingais. Mūsų tikslas yra supažindinti juos su Jėzumi Kristumi, kuris ir yra Dievo meilės stebuklas ir jis duoda jėgą ir dvasią ir daro tuos stebuklus. Ir tada 2 skyrius 4-5 eilutė 1 Korintiečiams. Mano kalba ir mano skelbimas buvo neįtikinantis išminties žodžiai, o dvasios galybės parodymas, kad jūsų tikėjimas remtųsi ne žmonių išmintimi, bet Dievo galybė. Taigi Paulius pasako, kad tie rezultatai, tas paveikumas yra ne jo retorikos, ne jo kažkokių gudravimų, ne kažkokių baigtų kursų, kaip įtikinėti ir daryti poveikį žmonėms rezultatas. Ką jūsų seminarijoje to nemoko? Nemoko. Seminarijoje mus mokė retorikos aiškiai kalbėti, artikuliuoti ir visą kitą, bet neįtikinėti. Seminarijoje mus turėtų mokinti, jeigu nemokina, skelbti Jėzų Kristų, skelbti jo slėpinį, kas jis yra, ką Dievas Jėzuje ir per Jėzų daro ir į ką mus kviečia. Ir tada, žiūrėkite, žmonės nedėdavo ligonėms jo kūną lietuose skepetėlės, prijuostės ir nuo jų pasitraukdavo ligos. Tai ne Paulius kūrė stebukladario, reiškėsi tą famą arba garsą apie save. Tai žmonės taip jį interpretavo. Ir jie interpretavo jėgą, tą stebuklų ir tą galios jėgą, kartais užmirždami, kad ta jėga tai ne Pauliaus, čia kaip Saliamono turtai ir išmintis, čia ne Saliamono. Tu, jeigu nori šito, tai čia yra tik priemonė, tik tarpininkas, yra tikrasis to viso šaltinis. Ir skepetėlės, kas tai per skepetėlės? Kitur, jeigu angliškai išversta būtų nosinės, tai nenosinės. Buvo tokios skepetėlės arba prakaito juostos. Karštuose kraštuose ant galvos, kur yra plaukai, buvo užsirišamos tokios juostos, kad jos sugertų prakaitą ir jis nekristų į akis arba ant akių. Tiesiog. Tai va, tokios. Jos lotiniškai vadinasi sudarium. Turėjo netgi pavadinimą. Sudarium. O prijuostės, tai teisingai ir supranta prijuostės, tai kas turi prijuostę? Amatininkas.
tas, kuris turi ant prijuostės. Ir Paulius, žinome, buvo palapinių siuvėjas, reiškia audėjas. Jis kaip amatininkas irgi dirbdamas turėjo užsidėti prijuostę, kad gali nepamestų, kad adata nedingtų arba kažkas kita. Tiesiog yra tokia apsauga, drabužio dalis ir mes žinome masonų judėjime, kurie yra, reiškiasi, amatininkai, jų uniformos dalis yra ta siuvinėta prijuostė. Prijuostė amatininko ženklas, to, kuris ir Paulius buvo amatininkas. Ir jie dėdavo ir visa kita, nuo jų pasitraukdavo lygos, išeidavo piktosios dvasios. Bet nesako, kad Paulius išvarinėjo arba kaip nors kitaip. Tiesiog tos dvasios pačios pasišalindavo susitikęs su Dievo dvasia ir galybė Pauliuje. Ir vėl susidaro įspūdis, kad tos prijuostės ir tos kepitaitės veikia kaip amuletai, kaip talismanai, tarsi jie buvo tas apsaugos ženklas. Bet tai čia vėl interpretacijos dalykas. Čia žmonės galėjo manyti, kad tai tos prijuostės ir tos kepitaitės priliestos tai daro. Bet jeigu būtų paklausę Paulius būtų pasakęs, tai daro Dievo dvasia ir jūs pagarbinkite ir pašlovinkite jį. Matote, mes galime sufokusuoti savo žvilgsnį į detalę. Tai duokite man šitą tušinuką, nes jis tokią išmintį čia jums yra prirašęs. Ir jeigu aš gausiu tą tušinuką, tai jis man irgi šito neprirašys tušinukas. Čia gali būti parke, kad čia kas nori, gal aukso plunksna, deimantinė. Va šito turinio neprirašys, nes tai yra tik priemonė. Bet man yra lengviau išklausyti, man yra lengviau paimti tušinuką ir manyti, kad jis viską atliks mano gyvenime, negu atsisėsti švento rašto studijose ir klausytis kunigo Gedimino mokymo. Man atrodo, būtų paprasčiau, jeigu tušinukas viską padaro. Tai mes kartais tą Dievo galybę vėl bandom redukuoti iki kažkokio daikto, tai aragotos duona saugo nuo ugnies. Aragotos duona. Tikrai neagotos duona saugo. Ir neagota. Saugo Dievo dvasia, kada mes per šitą konkrečią priemonę patikim savo namus, patikim savo automobilį, patikim savo kelionę Dievo ir šventųjų apsaugai. Mes patikime. Tai yra mums apčiuopiamas, kol mes esam kūne, mums apčiuopiamas regimas daiktas. Bet ne pati duona saugo pati iš savęs. Čia yra redukavimas, čia yra tada magija. Čia tada yra visokie, reiškia, stebu. Akis ta saugo ir tie drambliukai saugo ir raudonas siūlas, kai užsiriši, reiškia, saugo. Tai čia bažnyčioje davė tą siūlą? Ne, mes užsirišom, nusipirkom čia kažkokio šventykloje, kažkur visą kitą ir čia dabar saugos ir taip toliau. Tai kadangi mes įlindom į labai plačią tokią erdvę ir mes dar čia turėsim visokių mokymų apie tuos visus amuletus ir visą kitą, tai ties šitą vietą aš siūlyčiau šiandien ir sustoti. Dar užbaigai. Kaip stebuklingos galios perdavimo priemonės, bet iš tiesų Dievas daro per Pauliaus tarnystę ir skelbimą apie Jėzų ir tikėjimą į Jėzų per gaunamą šventąją dvasią. Tai ne Pauliaus inicijuotas veikimas, bet Dievo per pasyviai tame dalyvaujantį Paulių. Nes Paulius aktyviai tik skelbia Jėzų, o žmonės jį eksploatuoja taip, kaip jiems naudingiau. Paulius nesako, dabar prie manęs pridėkite, reiškiasi visokias čia ir išsispręsite savo reikalus. Paulius sako, atpažinkite, priimkite Jėzų Kristų. Jisai nešneka apie jokias detalės ir visa kita, kaip aš nešneku apie šito tušinuko gerumą ar blogumą, tai visiškai neesmė. Ir žiūrėkite, žmonės naudojasi Pauliumi šitoj vietoj, savo supratime. Ir tada Luko Evangelija, mes žinome, kad Lukas parašė ir apaštalų darbus ir Evangeliją,
Luko Evangelija 6 skyrius 18-19 eilutės. Jie susirinko jo pasiklausyti ir pagyti iš savo ligų. Buvo pagydomi netyrųjų dvasių varginami. Visa minia stengėsi jį paliesti, nes iš jo ėjo galia ir visus gydė. Minia nutarė, kad mes paliesime ir ne Jėzus liepė paliesti. Visa kita, tai kartais mes tą veikimą. Ir tada apaštalų darbų 5 skyrius, 12 eilutė. Per apaštalų rankas darėsi žmonėse daug ženklų ir stebuklų. Ir tada 15-16. Žmonės net į gatves neždavo ligonius ir ten guldydavo ant neštuvų bei lovų, kad Petrui praeinant pro šalį, bent jo šešėlis kristų ant gulinčių. Taip pat ir iš aplinkinių miestelių daug žmonių keliaudavo į Jeruzalę, gabendami sergančius ir netyrųjų dvasių varginamus, ir visi jie buvo pagydomi. Žmonės savaip suinterpretuodavo. Bet žiūrėkite, čia vėl sugalioja Jono Krikšto dalykas. Aš noriu per tą Dievo dvasios galę turinti išsispręsti savo problemą be įsipareigojimo tam, ką jis skelbia ir kam kviečia. Aš noriu pasinaudoti, bet netapti sekėjų ir nepriimti. Tai mes bažnyčioje norime, kad būtų panaikintos visos mūsų bėdos, visi mūsų reikalai, bet mes sekėjais bažnyčioje Jėzaus būti labai dažnai nenorime. Mes norim, kad jis spręstų mūsų problemas, o paskui jau tada mes vėl kažkaip. Tai ačiū, sakau sudie ir iki pasimatymo kitą trečiadienį ir tada skaitysime toliau.